Sveikučiai, aš vėl sveikinuosi su jumis ir ačiū, kad vėl užsukote pas mane į svečius. Ir šiandien norėčiau jums pristatyti savo lūpdažių top. Tikriausiai pats mėgstamiausias mano lūpdažis yra jau ant lūpų. Ir jisai gal atrodo tokios kaip ir raudonos švelniais spalvos, bet pakuotė atrodo daugiau tokia, sakyčiau, į ružavumą šiek tiek. Gal jums dabar irgi apsišviečia šiek tiek, gal ir atrodo raudona. Bet realybėje jinai nėra raudona, tai pasakysiu firmą. Čia yra Rouge Edition Velvet iš Bourjois. Ir čia yra skysti lūpų dažai, bet sakyčiau kaip lakas, nes išsiėmus atrodo kaip ir blizgesys, bet kai užtepi ant lūpų, viskas tiesiog prilimpa. Ir aišku, tepti reikia labai daug kartų, kad ta spalva prisigertų prie lūpų, nusausinti sausa servetė. Tikrai lūpdažis labai gerai laikosi. Galima, aišku, atnaujinti, uždėti jo šiek tiek, bet labai geras dalykas, tikrai rekomenduoju, nes jis atitinka kaip lūpų lako konsistencija ir tikrai yra labai geras. Ir manau, kad labai graži spalva. Čia susidėjau į tokią dėžutę visus lūpdažius, kad man būtų lengviau. Antru numeriu aš išskirčiau iš Shiseido. Štai atrodo taip, nieko jums kaip visada nesimato, nors sėdžiu prieš langą dienos šviesoj, ryto šviesoj. Tai atrodo lūpdažis taip, jisai yra mano vestuvinis lūpdažis. Aš jį naudojau savo vestuvių dieną. Tuoj patepsiu ant rankos, kaip jisai atrodo. Va taip. Nefokusuoja tikriausiai. Jis yra ružavos, bet tokios, nežinot, neryškios, tokios švelnesnės spalvos, matinis, bet turi tokį kaip ir drėkinamąjį poveikį ir šiek tiek kaip ir blizga, bet tikrai labai švelniai. Ir pasitepus šio lūpdažiu lūpos buvo mano sudrėkintos ir atrodė žiauriai gražiai, natūraliai ir tvarkingai. Tai tikrai geras lūpdažis. Laikymosi atžvilgių tikrai nėra toksai, kaip minėtasis prieš tai lūpų dažas, bet spalva ir pati konsistencija tikrai buvo super gera ir aš jį naudoju. Taip kad antroje vietoje jisai yra pas mane. Tada galėčiau trečioje vietoje išskirti ružavą irgi lūpdažį iš Isadora. Taip atrodo galiukas, jau jisai, matote, visas toksai, nelabai gražiai jau ir dėžutė pati atrodo, labai graži spalva, jau žiūrėkit, kaip aš jį esu padarius. Jisai turi blizgesio, bet, nežinau, jisai tobulas lūpdažis. Nes, žiūrėkit, kaip atrodo, tokio kaip šiek tiek parlamutrinio blizgesio turi. Bet, šita spalvytė, bet tikrai jisai labai gerai laikosi, pastoviai jo irgi atsinaujinti nereikia, labai gerai tepasi, labai lengvai. Kaip koks vazelinas, bet ta spalva išlieka tikrai ilgai, taip kad irgi skiriu ganėtinai gerą balą ir naudoju ir labai džiaugiuosi ir visiems rekomenduoju. Taip, tada turiu kitą iš Avono, net nežinau kokia čia serija, Plum Verbena spalva, bet pakuotė, žodžiu, atrodo taip ir tokia spalvytė, jinai tokia burgundiška, sakyčiau. Tikrai labai graži spalva. Atrodo štai taip. Matote, ryškesnė tokia, jau daugiau tikrai nedieninio varianto spalva. Ir irgi turi daug drėkinamųjų dalelių. Ir labai lengva užsitepti, bet žinoma, kadangi tai yra tamsesnė spalva, aš visą laiką tepu su specialiu
makiažo šepetėlių skirtų lūpom ir man žymiai lengviau yra padengti, nes vis tiek tokį lūpdažį į galiukus yra labai sunku išskirstyti taisyklingai. Tai aš visą laiką minėjau, naudoju specialų šepetėlį. Ir šis lūpdažis nepasakyčiau, kad labai gerai laikosi, tikrai reikia karts nuo karto atnaujinti. Bet iš Avono, už tokią kainą, tikrai yra labai geras lūpdažis. Ir spalva man yra superinė, tikras topas šios žiemos ir rudens, tai tikrai būsim gražios ir madingos. Tai va, tada dar turiu irgi iš Avono, štai toksai lūpdažis ir čia ką rašo Extra Lasting ir čia jau bus raudona spalva. Aš buvau būtent juo pasidažius pas Justę, kai darėm filmuką Dovanų pasikeitimas, jūs pažiūrėkit kokia sodri. Ir irgi jinai turi drėkinamąjį poveikį, tai labai graži spalva, labai gražiai irgi pasidengia, bet reikia stebėti, ar nėra pertekliaus, visą laiką geriausia nusausinti servetėlę ir tikrai ganėtinai gerai laikosi, vėlgi kai už tokią kainą man jisai patinka ir kai tiesiog kažkur eini su greitu reikalu ir nori būti ryški, visą laiką jis man pasiteisina. Na ir paskutinis iš NYXo Rouge Glamour, spalva kažkokia Galasa 07 ir jinai, žiūrėkit, tokia spalva bronzinė, kur čia jau man pasitepti, gal čia patepsiu. Tai visiškai, ar matosi tokia, visiškai skirtinga spalva nuo minėtųjų jau tonų. Rudas atspalvis, daugiau bronzinis, tai aš labai mėgstu jį naudoti. Jis labai lengva konsistencija ir labai, taip sakyčiau, gražiai atrodo, švyti ir galima naudoti kaip šventinį būtent lūpdažį, panaudojus kažkokius žėrinčius šešėlius ir štai tokį lūpdažį. Tikrai gerai laikosi ir NYX man apskritai firma patinka, tai va. Tokia mano lūpdažių kolekcija ir čia ne viskas, ką aš turiu, bet išskyriau tuos labiausiai man patinkančius, kuriuos labai mėgstu naudoti ir jais papuošti savo gražias lūpas. Taigi pasidalinkite komentaruose su manimi savo mėgstamais lūpdažiais. Ir ką, ačiū už dėmesį, iki kitų susitikimų.